bene 80% žmonių kvėpuoja neteisingai. Jeigu yra patiriamas dažnas galvos skausmas, migrena, pečių juostos skausmas, atsiranda refliuksai visokie, atsiranda rūgštingumas, mūsų smegenys gauna informaciją iš kūno, kyla nerimas, nemiga, jūs pastoviai strese būdami kvėpuoja tik čia. Šiandienos svečias Santa Golubevė pirmą kartą pamačiau Sleep Fest festivalyje. Turiu pripažinti, jos vedama neuroedukacijos praktika mane tiesiog apstulbino. Tai nebuvo tiesiog dar viena meditacija atsisėsk ir pakvėpuok. Tai buvo momentinis pokytis ir mačiau, kaip salėje žmonių būsenos pasikeitė čia ir dabar. Ir taip sakant, ir iš fizinės pusės. Šiandien pradedame ne nuo istorijos, o nuo praktikos, kaip nulaužti savo stresą, kas yra tas paslaptingas nervas klajoklis ir kaip per kelias minutės pasijausti geriau, net jei visą dieną eina velniop. Pamačiau tave per Sleep Festą, labai smagus pranešimas ir man labai didelį įspūdį paliko, kaip ten per kelias minutės visa auditorija kažkurio momentu sako, kas čia įvyko su mano kūnu, ką man padarė ir kaip tai veikia. Tai gali gal truputį supažindinti žmonės, kas ten įvyko ir ką mes ten padarėm iš tiesų visiems žmonėms? Pirmas dalykas, ką mes padarėm, tai tapom savo aiškus. Čia yra pagrindas neuromokslų ir panašiai. Ką reikėtų suprasti, kad mūsų smegenys, ką daro? Mūsų smegenys gauna informaciją iš kūno ir jeigu kūnas neduoda informacijos, smegenys pradeda tapti nervingos. Aišku, kyla nerimas, nemiga, skausmas, kartais kaip strategija ir panašiai. Ir yra tokie vadinamieji smegenų žemėlapiai, kurie mato kūną. Ir dabar jeigu kūnas paliečiamas, ypatingai tam sensoriniam žemėlapį veikia veidas, žandikaulis, mes imitavom žiovulį, lietėm akis, liekėm rankas, pirštus. Tai kuo daugiau mes turim tos stimulacijos taktilinės vadinamosios, tai yra lytėjimo, tuo mes tampam aiškesni kūnui, ne tik kūnui, bet ir smegenim. Ir tada smegenys duoda atsipalaidavimą, duoda nervinės sistemos tokį, viskas ok. Kaip aš turiu tada panaudoti šitoje vietoje tą kūną, kad jis suprastų, kad man reikėtų nurimti? Pirmas dalykas, aš matyt tą posakį, ne iki galo, negalvok, Tai keičiau į posakį eik į kūną. Ne iki galvą, o iki kūną. Tai aš visada sakau, kad geriausias būdas yra pirma sužemėti link grindų, tai atsitupėt. Paprasčiausias dalykas. Natūraliai žmogus, kai patiria labai didelį stresą, jisai tupia. Mes norim kažkaip iš karto tupti, kažkaip, kad tas atstumas tarp galvos ir žemės būtų mažesnis. Mūsų nervinė sistema iš vertikalios ašies nori truputį sužemėti ir nueiti į horizontalę. Tai jau duoda signalą nerviniai sistemai, tai parasimpatiniai nervų sistemai, ta, kuri rest digest aktyvuoja, būseną. Tai jinai natūraliai tada pasijungia ir sako, pala, čia kažkas kito. Pasikeitė visas laukas, nebėra aukštai, yra žemai. Kitas momentas, aišku, yra kvėpavimas. Tik su kvėpavimu aš visada sakau, yra labai didelis mitas, ką girdžiu, kad giliai kvėpuok. Bet tas giliai kvėpuok žmonių smegenyse skamba daug kvėpuok. O iš tikrųjų širdies ritmą sumažina ne didelis kiekis deguonies, o didesnis kiekis CO2, anglies dioksido. Pirmas patarimas sau arba kitam nerviniai situacijai yra iškvėpinėti kuo įmanoma ilgiau arba sulaikyti truputėlį kvėpavimą įkvėpus. Tokiu būdu pasisavina CO2. Aš visą laiką pagalvoju, toks kvėpavimas atrodo vienas iš tų natūralių dalykų, kuriuos tu turėtų mokėti nuo mažens. Kažkuriuo momentu tu sužinai informaciją, kad tu iš tiesų nemoki kvėpuoti. Ir čia gal daugeliu surprizas, man, pavyzdžiui, buvo surprizas, kad čia reikia kažką daryti apskritai, nes aš galvoju, kvėpuoju, kaip kvėpuoju, net niekai negalvoju. Jo, iš kur apie tai apskritai mokinti? Šiaip iš tikrųjų, man kaip jogos mokytojai iš karto pasimato vos atėjus žmogui į praktiką. Kas parodo? Kai pasakau, kai įkvėpti ir įvyksta toks momentas. Į vidų pilvas, o ne į išorę. Tai iš tikrųjų, bene 80% žmonių kvėpuoja neteisingai. Jie įkvėpia į vidų. Ir tada bando iškvėpti, pilvas išsipučia. Ir tai jau yra netaisyklingas kvėpavimas. Jeigu yra patiriamas dažnas galvos skausmas, migrena, pečių juostos skausmas, toks atrodo, kad visą laiką ten neštum kažką. Reiškia, pagalbiniai raumenys, tai yra krūtinės ląsta, pastoviai dirba. Reiškia, jūs kvėpuojat paviršium. Kvėpuojat čia. Visą laiką šitoj vietoje yra įtampa, tada atsiranda refliuksai visokie, atsiranda rūgštingumas. Kodėl? Nes yra persitempus šita dalis, nes jūs pastoviai strese būdami kvėpuojat tik čia. Bet kuo mes daugiau nuleidžiam kvėpavimą ties diafragma, ties šonkauliais, ties pilvu,
atsiranda visai kitoks kvėpavimas, jis yra ramus, nes nebėra tos įtampos sukelt pečių, ne? O yra labai aiškus kvėpimas čianais. Tai aš sakyčiau, kad stebėkit visada savo būseną, kai jūs esat ramus. Ne? Kai jums viskas okay, jūs esat su šeima, saugus, stebėkit, kaip vyksta jūsų kvėpavimas, ir tikrai pilvas truputį išsiplečia, šonkauliai išsiplečia ir jūs ramiai iškvėpinėt, net sakyčiau, ganėtinai ilgai vyksta tas iškvėpimas. Tai jeigu įkvėpimas yra natūralus, iškvėpimas jis dažniausiai tada tampa toks, harmoningai ilgesnis. Turiu vieną trumpą ir labai nuoširdų prašymą. Prieš įrašinėdamas šį epizodą žiūrėjau į kanalo statistiką ir pamačiau skaičių, kuris mane nustebino. Net 88% jūsų, taip, 88%, kurie klausote šių pokalbių, geria informaciją ir pritaikote ją savo veikloje, vis dar nesate paspaudę subscribe mygtuko. Situacija labai paprasta. Aš turiu savo asmeninį kanalą, turiu Financial Lithuanians, o šis projektas FL pokalbiai yra nauja iniciatyva. Mums su komanda tai yra didelė laiko investicija. Ir vienintelis būdas mums suprasti, ar šis projektas yra vertas tęstinumo, ar jis kūrė vertę ir ar turėtume toliau kviesti aukščiausio lygio profesionalus, yra jūsų prenumerata. Priminimas, kad tai nemokama. Tai yra tarsi jūsų balsas už. Be to, paspausdami tą mygtuką, jūs padedate algoritmams parodyti šį turinį kitiems žmonėms, kuriems šios žinios gali pakeisti karjerą ar verslą. Tad jei kada nors gavote iš manęs vertės, padarykite man šią paslaugą. Paspauskite subscribe, o aš pažadu, kad kaskart matydamas augančius skaičius, stengsiuosi į šią kėdę pasodinti dar įdomesnius pašnekovus. Ačiū, kad esat kartu. Pajudinkim nervą klajoklį. Kas čia per daiktas ir kodėl apskritai jis svarbus? Pats kaip nervas klajoklis įvardytas, kad tai yra ilgiausias galvinis nervas, kuris iš esmės atsakingas už informacijos perdavimą iš organų, tai kaip veikia organai, kaip ten kraujotakos visos keliauja, į smegenis, sotumo jausmą jisai perduoda. Vat kai jums pavalgot ir atsiranda galvoj tas, sotu. Tai čia yra nervas klajoklis. Jis savo galūnėm žarynę pajuto, kad jau yra prisipildyta ir davė smegenim signalą, kad viskas. Jisai pagrinde įjungia jūsų tą rest and digest. Tai yra nervinės sistemos atsipalaidavimo būsena. Jo tikslas yra sumažinti širdies ritmą. Tai reiškia, gavus informaciją, matom, kad žmogus, ten sakykime, pavalgė ir nėra per daug rūgštinių produktų. Ir tada nervas klajoklis sako, mes gerai pavalgėm, duoda smegenim, kad gera nuotaika bus. Ir tada smegenis sako, aš geros nuotaikos. Kodėl tai turėtų rūpėti, kodėl mes į tai turėtume, fokusuotis? Dėmesį. Aš visada sakau, kad dauguma, ypatingai jūsų auditorijos vis tiek yra tie, kurie linkia į produktyvumą. Tai reiškia, tikslas yra po streso greitai atsistatyti ir kitą dieną jau gebėti vėl deliverinti rezultatus. Tai nervo klajoklio tonusas ir jo stimuliavimas mums duoda galimybę iš stresinės situacijos, kuomet įsijungia tas fight or flight, ganėtinai greitai pereiti į rest and digest. Kaip šitoje vietoje galėčiau tą tokią pirmą praktiką pasidaryti? Nervas klajoklis eina per mūsų gerklas, per balso stygas. Tai reiškia, bet koks rezonavimas balso stygose, ar tai būtų pastebėsit vaikai, ką jie daro, jie kai susierzina, jie nieko negirdžiu, jie natūraliai tai daro, jie turi tą self-coping mechanizm, Tada yra stimuliavimas šiek tiek, kadangi nervas klajoklis eina už ausies, tai truputį vėra raidelė tokia stimuliuoti šitą dalį, kiek įmanoma labiau pastimuliuoti ją. Tas lengvas, kaip ten Valsryto Vilkė, buvo tas. Tai čia Makonegėlė tas įvertimas. Tai čia yra nervo klajoklio stimuliavimas. Visas tas. Tai yra nervas klajoklis. Truputį nukeliaukim per istoriją. Praeitis truputį kitokia. Vis tiek kalbam apie Lietuvos balsą, apie rinkodarą, apie tiesioginį eterį. Kaip žmogus iš tokios... Vėl, aš nenoriu kažkaip negatyviai pasakyti, bet triukšmingos vis tiek pusės nukeliavo į tą pasaulį, kur, ramybė, tas, su savimi pabūti, kvėpavimas. Atrodo du kraštutinumai. Iš vieną peršokti į kitą turėtų būti sudėtinga, ne? Tai mano atveju tai buvo labai aiškus neperdegimas, bet nejautros atsiradimas. Aš esu tas dopamininis vaikas, kuriam reikia greičio, kuriam reikia kaitos, kuris nori greito malonumo ir panašiai. Tai iš pradžių man tokia mano kelionė kaip televizija, ten, sakykime, marketingas, nuolat kaita, nuolat nauji projektai, mane maitino, mano tą gyvybinę energiją ir dopaminą man nuolat davė. Bet kas nutiko, kai atsiranda godumas su dopaminu? Nes dopaminas yra linkęs į priklausomybę. Reiškia, atsirado labai daug. Nebebuvo saiko, buvo labai daug patirčių ir nebeliko laiko suvirškinti. Ir supratau, kad aš nebejaučiu skonio. Tiesiog
žinai, ten brangiausius patiekalus valgai ir tavęs nebepaliečia gyvenimas. Nu, tau tiesiog nebėra malonumo kažko daryti, nėra tos sausra, kaip sakau, nėra drėgmės burnoje, žinai, nu, nėra to, faina, žinai. Ir tada buvo tas man iš karto, nu, suvokimas, kad pala. Aš jau tokia kaip vaškinis žmogus, žinai, kur nieks nebejaudina, nieks nebeįdomu, žinai. Tai va tada atsirado poreikis rasti erdvės savo gyvenime suvirškinti patirtis. Nebe tik vartoti, bet ir suvirškinti. Tu labai, taip sakant, įsibėgėjusios karjeros etape, augant laipteliais, visą kitą, taip toliau. Staiga sakai, varau, aš jeigu neklystu, Kanadą? Ne, aš pirmą išvažiavau į Tailandą. Tailandas buvo. Pirmas buvo Tailandas. Taip, paskui Havajai, ne. Buvo Tailandas, buvo porą mėnesių, tada buvo Balis, tada buvo Havajai, tada buvo Kolumbija. Tai Kolumbija buvo 5 metų. Kaip iki šitų sprendimų, žinai? Kaip va tas, kad, žinai, vien nuspręsti, kad aš dabar paimsiu viską tą, ką pasiekiau, pastatysiu ant tokio gal stopo, pauzės tam tikros iš savo pusės, bilietai į Tailandą, kuprinę ir skrendu. Mano atveju aš, aišku, labai tikslingai žinau, ko man trūko. Man trūko skonio. Tai reiškia, man nebekilo malonumas. Čia paprastas. Jo. Bet čia buvo daugiau, kad aš supratau, jog man reikia eiti mano malonumo žemėlapį. Kas man seniau sukurdavo drėgmę kūne. Nes mums pasitenkinimas, jeigu tai fiziologiškai žiūrėti, kyla, kai yra drėgmė. Lytiniai organai, burna, akis, delnai, kai drėksta. Tai reiškia, drėgmė rodo, kad rūpi, kad įdomu, kad yra faina. Tai aš žinau, kad man patiko visad tropinis tasai klimatas, ne? Žinau, kad aš ten, kada tik išsirengi suknelę, gali eiti, viskas, Tailandas, važiuoju, pasižiūrėkime, ne? Tada žinau, kad man dainavimas labai patinka. Man dainavimas buvo mano kija, ne? Nervo klajoklio stimuliavimas. Tai į Havajus įstojau į universitetą, kuris kaip savanorė, būtent jisai susijęs su muzika, su worship music ir panašiai. Tai Havajuose 3 mėnesiai dainavimo, savanoriavimo ir panašiai. Tada ispanų kalba. Aš pati baigiau mokslus Ispanijoje, Sevilijoje. Man ispanų kalba šnekėdavo, man taškydavau. Žinai, kaip sako, apspjaudavau pašnekovą. Tai aš žinau, kad ispanų kalba mano irgi vienas iš malonumų. Važiuoju į Kolumbiją. Tai aš tikrai neturėjau tikslo surasti naujos gyvenimo krypties. Aš norėjau tiesiog atgauti skonį ir atgauti tą drėgmę, kad man yra kaifas gyventi, kad man yra faina gyventi. Ne? Tai malonumų žemėlapis mano buvo. Gerai, keliaujam per tuos metus, mėno ten, žinai, kažkurio momentu tikriausiai atsirado jausmas, kad galbūt rinkodaros pasaulis visas užsidarinėjo už nugaros ir gal visgi tas, žinai, neieškant naujo takelio ar tako, vis dėlto tas kelias atsiranda. Taip. Kur šitas momentas labiau galbūt įvyko? Mirties ir gyvybės klausime, kaip dažniausiai nutinka. Nu, gerai. Tai jo, mane Kolumbijoje užpuolė su peiliais. Norėjau atimti telefoną, bet kadangi aš esu užkietėjus žemaitė, aš to telefono nenorėjau atiduoti. Ne? Tai čia labai įdomus... Prioritetai. Prioritetai. Tai iš tikrųjų tada, kadangi mano viena iš vertybių yra artumas ir ryšys su žmonėm, ir aš žinau, kad tas telefonas yra mano vienintelis ryšys su šeima. Ten už, žinai, kilometrų. Reiškia, būnant Kolumbijoje, žinau, kad Lietuva man yra pasiekiama tik per šitą. Per šitą, ne? Ir aš suvokiau, kad aš tada gyniau, net jeigu ir buvau ir sužeista ir panašiai, aš gyniau tą artumą, kurį aš dar galiu išlaikyti su tuo, kas manęs laukia namuose, ne? Tai jo, kai sužeidė, aš iš karto suvokiau, kad man reikalingas detour. Kodėl? Nes aš savanoriau tuo momentu, kaip ir sakau, pati ten, žinai, praktikau jogą, meditaciją jau ir panašiai, o dirbau savanoriavau, tiksliau, tokiam bare, kuriam ten, žinai, visi narkotikus ten, žinai, šnioja, ten stalčiais atidarytais vaikšto. Ir aš galvoju, ką aš čia darau? Bet ašgi įsipareigojus, čia pasirašius kontraktą mėnesiui dirbti, ne, ir panašiai. Ir, žinai, laužau save, ištreniruota marketingė, kad reikia deliverinti deadline ir panašiai. Ir aš žiūriu, kad mano visas kūnas byra. Nu, tiesiog rodo iš karto signalus, kad, nu, kad toj bus suvestos sąskaitos, ne? Ir kol tu jo neklausai ir va tų signalų net pažįsti ir juos ignoruoji, tai labai greitai pasimato kaip destrukcija išoriai. Avarijos, nesusikalbėjimai, kažkoks susipykimai kažkokie, ne? Tai tu pradedi matyti, kad atsiranda provokacijos ir destrukcija išoriai. Ir žinok, tai tą patį vakarą, kai aš sakau, visata duok man kokį ženklą, nu, bet kaip man čia dabar get rid of it ir išeiti. Aš prašiau, aišku, mažo ženklo, bet tą patį vakarą mane užpuolė.
Labai greit susipakavau daiktus. Kaip tada dėliojasi sekantį žingsnį? Tai va čia ir atsiranda tas pasitikėjimas savim arba kompetencijos, ne? Tu turi suvokti, kad tu gali dalintis tuom, ką tu turi viduj. Ir tada, kai yra per daug nežinomųjų aplinkui, tikrai nėra laiko mokytis kažką naujo. Tu turi iš esmės deliverinti tai, kad tu jau savyje esi užgyvenęs, kaip patirti ir panašiai. Ir būtent tą momentą, kai mane užpuolė, kitą dieną aš atsidariau savo savanoriavimo, appsą, žiūriu, ieško jogos mokytojos be diplomo, o aš tada tik praktikavau pati kaip praktikuotoja, aš nebuvau nei mokytoja, nei nieko, žinai. Ir aš sėdžiu, galvoju, why not? Aš turiu įgūdį, aš jau žinau, apie ką tai yra. Ir aš žinau, kad aš esu labai pedagogiška, nes aš, žinai, jau ten marketingė, Delfi dirbdama apmokydavau naujus žmonės, žinai, ten panašiai. Jau pas mane buvo ta pedagogika, perteikti žinias, supaprastinti jas, kad visiems būtų lengvai sukramtoma. Aš galvoju, duokit, truputį scenos, ne, jau po Lietuvos balso, kodėl? Truputį scenos, truputį judesio, dopaminas kaita ir dar plus ispanų kalba. Tobulai, geras package'as, žinai, ir viskas. Bet tai iš tikrųjų buvo by accident, bet tik dėl to, kad aš patikėjau, kad aš ir toliau su savo kompetencija galiu eiti. Tas, kas man sekasi, nebandyti laužti smegenų, dabar išmok kažką naujo. Juk mano smegenys yra good at something, žinai. Ir panašiai, tiesiog tą fusioną paimti ir tą sinergiją panaudoti. Pakalbėkim truputį apie smegenis ir kaip šioje vietoje pirmos mintis, pirmi gal tokie kaip tik stabdžiai atgal, nes... Žinai, kalbant apie smegenis, nori, nenori, tai yra data, kuri yra užgyventa ir dažniausiai jūs gyvenat upgradeintą versiją to, ką jau kažkada patyrėt. Tai reiškia, pabuot viešbutį ant jūros kranto, dabar noriu namo prie jūros kranto. Tai reiškia, smegenys... Palygini iš karto. Jo, smegenys iš esmės nori tik truputėlį upgrade'inti, bet kažko pernelyg naujo jau atrodo truputį grėsminga per daug, ne? Tai mūsų smegenys iš tikrųjų turi tuos highways ir tas labai aiškias sistemas, įsitikinimus ribotus, kurie mums padeda veikti nenaudojant per daug energijos ir išliekant saugiems. Nes smegenų toks tikslas. Ir neskamba, kad tavo pasirinkimas šitoje vietoje labai atitiko tuos parametrus. Tai čia atsiranda dvi tokios funkcijos smegenų, kurios yra labai svarbios. Yra saugumas, tai reiškia smegenys, jie iš tikrųjų nori, kad būtų kuo mažiau grėsmės. Kodėl? Nes jie nori, kad tu būtum gyvas ir funkcionuojantis. Ir tada yra kita, jeigu esi girdėjęs, neuroplasticity. Čia lankstumas, prisitaikymas, ne? Reiškia, tasai, kada naujos neuronų jungtis atsiranda, kai jūs pradėtumėte mokytis, naujos kalbos, dar kažko, ne? Tai yra novelty, naujumas. Nes jeigu jūs pastoviai važiuojate tuo pačiu keliu, ne? Atsiranda autohipnozė. Kodėl? Jūsų čia ir dabar nebereikia. Jūs mokat nuvažiuoti ir net nežino, kiek žalių ar raudonų pravažiavote iki namų. Tai tampa nebesaugu. Tai kartais komfortas arba tas pats kelias tampa nesaugus. Ir tai yra paradoksas. Ne? Tai yra paradoksalu. Tai dėl to atsiranda tas neuroplastiškumas. Tai aš sakyčiau, su smegenim reikia žaisti žaidimą. Tai yra, įsivertinat grėsmės ir, kažkokį survival kitą turit dėl grėsmių, kad savęs neprovokuot ten all in finansavime, palikit truputį backupo, kas užtikrintų laisvę, jeigu netektumėt darbo, kad dar pusę metų galėtumėt rinktis, kur eiti. Tai reiškia, reikalingas vis tiek backupas, kažkoks turėjimas, ne? Finansinė pagalba. Būtent. Finansinė pagalba, jinai reikalinga saugumui. Bet tada jūs turite ieškoti naujų fondų. Žiūrėt, paprovokuoti save, ne? Nes veiksmas turi 3C modelis yra labai fainas. Tai yra control, tai savo išteklių, savo laiko, ne, savo reakcijų, ne, kontrolė. Commitment, kad aš turiu show up, aš turiu pasirodyti. Ir tada kitas tai yra challenge. Ir čia yra commitment ir control duoda saugumą smegenim. O challenge duoda novelty, naujumą. Pažiūrėjus, atrodo, kad tu metei kauliukus ir sakei, su smegenim, žinai, 2 vietos veikia, dabar renkamės, kurią mes išsirinksim. Ir staiga saugumas buvo paliktas kažkur labai toli ir viskas nukeliavo į naują pasaulį. Kaip tą pirmą galbūt negatyvumą vis tiek sutvarkyti? Jo, ta baimė, ne? Kur atrodo, vis tiek ta baimė, kažkokios abejonės, nes baimės neatsiranda jau finaliniai stoteliai. Ne, baimė dažniausiai yra tas palydovas, kuris yra prieš atsirakinant laisvę. Tarsi jis visą laiką, nes laisvė, jinai visą laiką lydima yra baimės. Ir aš visada sakau, nieks nesakė, kad jūs turit nebijot. Tai yra natūrali būsena smegenų, bet tikslas yra suvokti, kad aš galiu bijodamas išdrįsti. Reiškia, nebandau likviduoti baimės sąlygos, kad bus momentas gyvenime, kai aš nebijosiu. Taip nebus. Bus tuo pačiu momentu, jūs turėsit drąsą ir turėsit baimę.
Jeigu jūs leidžiat abiems būti ir sakyti, aš bijodamas drįstu, ne? Tai pas mane lygiai tas pats buvo. Aš turėjau pilnas kelnes baimės, bet aš lygiai taip pat žinau, kad aš turiu ir tą charakterį, kuris drįsta. Ir aš leidau savo bijoti. Buvo nors kartą rimta mintis, kad tu netoli buvai apsisukimo ir sakymo, kad ne? Tai iš vis ramu. Bet kodėl? Aš manau dėl to, kad aš stengiuosi ir iš tikrųjų mokinuosi dar iki dabar nelinksniuoti patirčių. Čia geresnė patirtis, čia blogesnė, čia normalesnis darbas, čia nenormalesnis darbas, ne? Kuo aš dažniau duodu lygius, arba laipsnius, ne? O čia buvo geriau Lietuvoje. Čia prašiau dabar, ten geriau buvo, ne? Ir smegenis tada aišku, kur norės varyti, ten kur geriau. Tai kuo daugiau pas mane yra vertinimo, tuo labiau smegenis bus linkę čytint. Sunku gyventi be tų lūkesčių, taip sakant. Savo smegenis kažkaip reikia per naują ištreniruoti kitaip, ne? Ir čia pasakysiu ne tiek, kiek sunku, kiek klausimas, kur tavo psichika dažniau būna. Jeigu jinai būna dažniau praeityje, o praeitis yra ta užgyventa patirtis. Tai reiškia, mano Balis ir Tailandas prieš 10 metų. Ne? Ir jeigu aš vis dar, mano dėmesys eina į tą praeitį, tai aš aišku atsimenu, kaip ten buvo gerai, aš jauna, be vyro, savo keliauju kur noriu, ne, ir panašiai. Bet jeigu aš ugdau save mažiau, palaidot viltį, kad praeitis pasikeis, ne? Aš iš esmės stengiuosi nelysti ten, kur jau durys uždarytos, ne? Ta kartą man tarnavo kaip dabartis praeitis. Nes jinai vyko tuo momentu. Ne? Jinai man tarnavo, nes tada aš buvau tokia, jinai tenkino mano poreikius, tuometinius. Bet jeigu aš dabar, tokia kokia esu dabar, bandau tenkinti poreikius pagal tai, kai buvo, ten Tailandas ir Balis tada, tai yra tu duodi maistą to, kurio tu nesi alkanas šiandien. Tai aš visada sakau, eikit per dabarties prizmę. Ar tikrai šitas lūkestis maistins dabartinį mano poreikį, ar visgi aš tą lūkestį atnešu iš praeities, kur aš alkanas buvau visai kitų dalykų. O kaip su draugais, su kolegom, nes vis tiek pas tave milžiniškas pokytis. Taip. Ir dažniausiai aplinkai ne visą laiką būna komfortiška pamatyti, ką aplinkoje, kažką labai pasikeitusio. Ar dar vis, taip sakant, sutari, bendrauji, nenutrūko tie ryšiai, vėl nauji tikriausiai susikūrė irgi naujo pasaulio atidarius, taip. Bet būtent toje vietoje, kad iš vieno pasaulio perėjus į kitą. Tai va čia yra galbūt gražiausia, buvo toks momentas, kad tikrai smegenis, ego, ypatingai, kaip toksai, tas, kuris tave saugo, jis yra reikalingas, bet jis kartais takes over. Ne? Tai tikrai buvo tas, kad, taigi aš metam išvažiuosiu, mane visi užmirš. Tikrai smegenis susireikšmina. Jie linkia yra sakyti, kad jeigu tavęs ten nėra, tai tavęs ir nebebus. Ne? Bet žinok, aš grįžau ir mano pirmas renginys buvo ir visi žmonės buvo iš to rato, kuris buvo tada prieš metus, kol aš dar buvau 10 metų reklamai. Tai reiškia, kad nepaisant to, ką tu dabar, kokią žinutę neši, dėl tavo kompetencijos, kaip tu, kokia buvai marketinge, tiesiog yra tam tikras pažadas. Aš visada vadinu, tai yra in advance, tu kažką duodi, ne? Tiesiog tai yra, ar tai reputacija, ar tai tavo kompetencija, kad nesvarbu, ko tu imsiesi, tu turi tam tikrus įgūdžius, kurie laiduoja už tave, nepaisant to, kokią dabar žinutę tu skleidi. Tai aš jaučiu, kad mano atveju, buvo tai. Aš tiesiog turėjau pažadą, kuris jau matyt nešė į priekį. Man atrodo, tas tavo labai gerai vardintas, gal reputacija tikriausiai vardinčiau toks artimiausias, nes tu vis tiek matai, jeigu žmogus buvo tam tikro lygio, performeris, taip sakant, pristatydavo iki tokio lygio, tu žinai, kad nesvarbu kokia vieta, tu vis tiek išlaikysi savo tokius aukštus standartus. Tai. Ir va čia, kaip ir sakau, tai nereiškia, kad užsidarys tos duris. Pavyzdžiui, aš grįžau, tai buvo gal kokie, 4 metai jau joga, meditacija ir panašiai, ir tada atsirado salsamanai, tangomanai, vėl televiziniai projektai. Ir tai nereiškia, kad aš pamyniau tą norą būti scenoje, būti televizijoje, ne? Nors taip, aš jau dabar kitaip save. Aš ateinu į tai jau truputėlį kitokia, negu buvau anksčiau, ne? Bet tai nereiškia, kad aš uždariau tas duris. Tai reiškia, kad aš vis tiek toliau galiu maitinti abu, bet su, truputėlį daugiau nuovokos, ne? Neįsitaška, ten jaunatviško maksimalizmo ir atsakomybė kitokia, ir panašiai. Aš kartais galvoju, kad tą tikrai gerą karjerą pasistatyti reikia to jaunatviško maksimalizmo, nes kitaip tave tiesiog išgazdins, kiek daug tau reikia išmokti, kiek daug tau reikia padaryti. Tai tu turi naiviai nueiti, ten pradėti kokią nors veiklą, pasirašyti projektui, kur tu tikrai neturėtum būti ir nieko tu ten dar nežinai. Tiesiog, kad ta patirtis pastatytų tave
Tas, kaip čia spaudimas, žinai, arba tu kaip tik, žinai, užaugi tame, arba tai tave kartais ir sužlugdo ir tos patirtis, taip sakant, pastato, suformuoja tą asmenybę ir tuos įgūdžius, kuriuos turi. Tai va čia tu, Emili, labai gerai pasakėjai. Atsiminėm, kalbėjom apie tą linksniavimą, ne? Kad laipsnius duodam. Tai jeigu aš galvoju, kad aš turiu tik teisingus sprendimus gyvenime daryti, ne? Jeigu galvoju, yra va tas čia, jeigu dabar eisiu, va dabar mečiu visą darbą ir jau kitas darbas turi būti tas the only one. Kuriam aš liksiu 10 metų, ne? Ir jeigu jau yra, kad tai bus teisingas sprendimas, jau dabar tai teisingas, ne? Kas nutinka iš karto, aišku, lūkestis, aišku, baimė suklysti, ne, ir panašiai. Bet jeigu tu sakai, bet šitas sekantis turės ir žalos, ir naudos, tai reiškia, bus ir tas, ir bus ir teisingas, ir neteisingas sprendimas vienu metu, ne? Kodėl? Nes tavo tikslas yra pasimti patirtį. Viskas. Nes tai tave ruošia kitam ir dar kitam, žinai, kelionės tam žingsniui. Bet jeigu tu nori nesuklysti ir tu nori daryti tą teisingą sprendimą, jau tada pinklės iš karto, žinai. Ir aš kartais pasiklausau tokių protingų žmonių, kurie ten verslus pradeda didelius ir taip toliau. Ir labai geras palyginimas. Jeigu pirmas tenais, žinai, tas vadinamas founderis, tai žiūrėk, NDA, aš tau papasakosiu tada idėją, žinai, taip toliau. Antrasis, trečiasis ten verslai, kurie, žinai, sako, žiūrėk, viską, ką mes turim. Aš manau, kad visa tai yra sąlyginai neteisinga, bet mes turim pakankamą protingų žmonių kiekį, kuris tikriausiai susitvarkys. Ir man tas toks atrakino kažkokį, tos klaidos yra, niekad nebus situacijos, kad visi sprendimai bus teisingi, nebent tu kažkaip save apgaudinėsi šitoje vietoje. Pažiūrėkim truputį noriu užkabinti tą balsą, kuris yra socialinis ir vidinis. Paimkim truputį tą kūno nesiderėjimą galbūt, nes laiks nuo laiko atsiranda žmonių, kurie sako, žinai, aš praspausiu, žinai, bet man tam tikri iššūkiai, žinai, sutraukia kaklą, tai aš vis tiek varau į sporto salę. Šioje vietoje kažkurio momentu žmonės gauna sąskaitą. Tai gali tokias kelias sąskaitas galbūt apibūdinti, kaip, nes vis tiek tikriausiai tos patirties yra šioje vietoje. Irgi. Tikrai taip. Tai tas pats užpuolimas jau yra pirma ir, sakyčiau, didžiausia sąskaita, su kuria reikėjo dylinti. Tada netgi ir tas surakinimas, nugaros, ne? Tai reiškia, aš nepasvėriau, nors žinių turiu, nepasvėriau, kad tuo pačiu momentu ir kurti verslą, ir būti vienai statybų procese, ne? Ir būti toli nuo tėvų ir nuo draugų, kad bus too much. Ir tada surakinimas, reiškia, lik namie. Ne? Tai reiškia, sąskaita labai greit buvo išrašyta, nejudros, nejudėti. Lietuvos balse, pavyzdžiui, turėjau dingusi balsą. Lietuvos labai... Biški problema. Truputėlį problem, jo. Tai taip, elektrolidai, logopedas, iš naujo mokytis kalbėti ir panašiai, tai irgi buvo perspaudimas. Kaip manai, kas būtų tas pirmas galbūt signalas iš kūno, kur sako, reikia truputį fokuso, kad kažką darau nebūtinai taip? Tai yra keli, aš sakyčiau, tokie, kurie yra svarbiausi. Tai paimkim pirmą fiziologinę, ne? Tai fiziologinis yra miego sutrikimas. Tai yra pirmas dalykas. Kodėl? Nes miegas yra pirmas ženklas kūnui atsistatyti. Ir jeigu jisai sutrinka, reiškia, jūs nebeišmiegat. Jo, arba neužmiegat, arba atsikeliat vidurį nakties ir nebeužmiegat, arba jaučiat, kad pamiegojot, kaip ir, bet vis tiek atsikėlėt pavargę. Tai reiškia, pavyzdžiui, buvo labai daug REM būsenos, ne? Nebuvo deltos, gilaus miego, buvo labai daug REM, labai daug sapnavot, tai reiškia paviršius, nenuėjot į gilų miegą, ne? Kitas momentas yra virškinimas. Irgi, mūsų nervas klajoklis, kadangi nusikanka iki pat žarnyno, tai jis labai greitai gali pasakyti, ar dabar yra viskas ok, ar ne. Tai jeigu sutrinka žarnynas, tuštinimasis, ne, reiškia, užkietėja, paleidžia ten vidurius ir panašiai, ir kaip virškina. Ar greitai suvirškina, ar nesuvirškina, ar atsiraugėjama, ar neatsiraugėjama, ne, tokie paprasti basic, back to basic. Tai stebėti šitos procesus, ne, miegas ir virškinimas yra du pagrindiniai, nes jie labai susiję yra su nervų klajokliu ir atsistatymu. Emocinis yra pyktis. Ir tai yra pirmas, mini agresija, aš tai vadinu, mini agresija. Kad greit įsižiebė, ar... Greit įsižiebė, supyksti, ten trafikė sėdinė kamštyje ir jau ten sunervina iki taip, kad net negaliu, ten jau grimasos, nevyksta. Tai pyktis dažniausiai yra, kada mes užleidžiam, tai reiškia, susimažinam, persistengiam, nėra sąžiningų mainų, sakykime, nenubrėžtos ribos. Ne? Ir jau tada kyla pyktis. Jeigu judam tą socialinis balsas versus vidinis balsas, kaip atskirti, kur tai yra tavo mintis tos, kurios pagal tavo tą, sakykime, specifinį kanalą keliauja, o kur tai yra labiau galbūt primesta iš socialinio pasirinkimo, iš galbūt draugų, aplinkos, taip toliau, taip toliau.
labai yra, kas padeda bent jau man, pavyzdžiui, tą atpažinti, nes mes visi turim tą performing self, ne, va, tas performinantis, ne, tas socialinis balsas, tas socialinis konstruktas, kur aš stengiuosi įtikti, pataikauti. Tai socialinis konstruktas dažniausiai yra tada, kada tu bandai pasiaiškinti. Tu pasakai savo mintį ir tada, bet tu čia negalvo, kad čia ir panašiai, ne? Tai reiškia, bandai visą paaiškinti, pasiaiškinti. Ir tai jau rodo, kad tu bandai kontroliuoti kito žmogaus reakciją į tavo nuomonę. Ne? Ir čia jau yra socialinis konstruktas iš karto, momentaliai, performing self. Yra adaptive self, tai yra adaptyvus aš, kuris adaptuojasi, nes tikrai ne visada tas autentiškas, tikrasis aš turi visiems būti ant stalo padėtas. Nes kartais yra nesaugu tiesiog tą vidinę tiesą padėti ant stalo. Tiesiog jinai yra per daug, jinai yra vulnerable, pažeidžiama, nes tu ten padedi visą savo dūšią ir visus savo vertybės ir visą kitą labai ant stalo, ne? Tai dėl to mes turim tą tarpinį variantą, tai yra adaptive self. Tu įsivertini, tavo smegenis pamato, ar aš čia galiu peržengti tą ribą ir pasakyti dalį savo to, kas man rūpi. Patestuokim jo tas ribas, žinai. Ir vis tiek išlieka truputėlis atspalvio, bet ten nebėra pataikavimo. Nebėra kontrolės ir galvot, vat ką jisai galvos dabar, kai aš tai pasakysiu. Ir tada yra tas authentic self, kur ir va tas vidinis mūsų balsas iš tikrųjų yra tada, kada aš sakau ir nebandau galvoti apie pasiekmes, o kas bus, kai aš tai pasakysiu. Trumpam pertraukiam šį pokalbį, nes turiu kai ką, kas, manau, jums bus aktualu. Šiame podcast'e mes daug kalbame apie ilgaamžiškumą, sveikatą, verslo strategijas, laiko planavimą ir kitus svarbius dalykus. Iš esmės mes ieškome būdų gyventi kokybiškesnį gyvenimą. Ir jei klausote šių pokalbių, aš darau prielaidą, kad jūs esate tie žmonės, kuriems normaliai nėra pakankama, jūs norite geriau. Tačiau yra viena dedamoji, be kurios ši formulė neveiktų taip, kaip turėtų. Tai yra finansinė ramybė. Nesvarbu, kaip gerai planuojate laiką, jei finansai kelia stresą, sistema tiesiog griūna. Būtent todėl pagrindinėme Financial Opinions kanale mes darome tai, ko dažnai trūksta viešoje erdvėje. Rodome realybę. Mes su kolegomis rengiame gyvas diskusijas, atidarome tikrų žmonių investicinius portfelius ir žiūrime, kaip teorija veikia praktikoje, be pagražinimų. Jei norite pamatyti, kaip kiti žmonės įdarbina savo pinigus, kad galėtų skirti laiko sveikatai ir verslui, bei užduoti mums klausimą gyvai, prisijunkite. Nuorodą rasite aprašyme, tai vieta, kur finansai tampa įrankiu jūsų geresniam gyvenimui. Neurojoga. Man, pavyzdžiui, buvo naujas, taip sakant, pavadinimas apskritai, ką reikėjo truputį pasinagrinėti. Skamba tikrai sudėtingai, bet gal gali... Kas tas per reikalas? Jo, kaip paaiškinti? Ir mes vėl sugrįšim, žinokit, tuos žemėlapius. Tai va, įsivaizduok, močiutė išėjo į parduotuvę. Ne, jinai pasirašė listą, ką reikia nusipirkti, nes atmintis jau šlubuoja ir reikia susirašyti, ką reikia nupirkti iš parduotuvės. Ir beeidama iki parduotuvės, užpulta buvo lietaus ir tas popierėlis sušlapo. Ne, ir dabar eis į parduotuvę ir nežino, ką nupirkti, nes nebeatsimena. Ne? Tai va, įsivaizduokim, kad mūsų smegenys yra močiutė. Ne? Mūsų kūnas yra tasai listas tų dalykų. Ne? Tai dabar, lietus yra grėsmė. Neurojogoje, ką mes stengiamės padaryti, kad išgryninti tą listą. Tai vėl iš naujo perrašyti, kad būtų aišku, ką nusipirkti parduotuviai. Tai reiškia, kad kūnas būtų aiškus, kaip tas pirkinių sąrašas ir kad tos grėsmės, kaip lietus, ten, žinai, susipykimas su vyru iš ryto, dar kas nors nepaveiktų tavo aiškumo smegenims kūno. Ne? Kad kūnas būtų aiškus. Tai aš visada sakau, paprasčiausiai suprast, tai yra tai, kad tavo tikslas, kad tavo smegenis sakytų, aš save suprantu. Kas būtent į šitą vietą pajudino? Kodėl neurojoga, ne? Tai aš pasakysiu taip, kad pati joga, kadangi kilusi iš Indijos, ne? Indijoje yra labai daug darbo su energetiniu kūnu. Energetinis tai yra mūsų chemija, ne? Tai yra ta, kas spinduliuoja išorę. Mano hormonai sukuria tam tikrą energetinį parašą, nu ir mes sakom ten, o mano vaibo žmogus. Nu kodėl mano vaibo žmogus? Nes yra chemija ta pati. Ne? Tai jogos metu mes iš tikrųjų dėka judesių pakeičiam savo chemiją. Atsiranda daugiau laimės hormonų, endorfinų, ne? Tai reiškia, atsiranda tiesiog pasitenkinimo daugiau. Bet pats tikslas iš tikrųjų yra meditacija po to. Judesys yra tik priemonė pasiekti tą nusiraminimą veikti. Ne? Tiesiog, kad paskui tu galėtum atsisėsti ir būti. Būt su viskom, kas yra ir tiesiog būti. Tai joga pati iš savęs nėra tik apie judesį. Tuo tarpu man
Aš jaučiu, kad Indijos joga nėra tiek įdomi tik tais dėl to, kad ten yra ganėtinai daug, tos struktūros aiškios, ne? Tai va, darom asanas, tada sėdim medituojam. Man norėjosi truputį fusiono. Man norėjosi, kad atsirastų ir kitų momentų pasižiūrėti į nervinę sistemą. Ne tik į chemiją, ne tik į tai, ką išleidžia tavo hormonai, ne, pakeisti tai. Bet man buvo labai įdomu, tai kaip veikia ta nervinė sistema. Tai vat man buvo gal ir hintas toksai, kad tai aš 3 metus su praktikuodama tradicinę jogą siekiau mobilumo ir lankstumo per judesius, per tempimus ten ir panašiai. Ir pradėdama dėstyti neurojogą, aš per 5 minutės pasiekiau tokį lankstumą, kur per 3 metus. Aš dabar galvoju apie tą Sleep Festą, pasirinkimą, kur ten... Taip. Ir tada suvoki ir supranti, kad čia yra visiškai ne tas hekas. Kad tai yra visiškai ne apie tai, kad viskas yra apie aiškumą. Kiek tu esi aiškus savo paties kūnui ir ar smegenys tave supranta. Kodėl neužtenka galbūt, tiesiog paimti, perskaitau ten, protingą knygą kokią nors ir aš staiga galiu jau pasikeisti ir būtas, naujas žmogus. Vis tiek įvardini, kad reikia kūno ir kūno tam tikrų, patirčių, tam tikro veiksmo su kūnu, tam, kad pasikeistume į tą, sakykime, naują versiją. Kaip tai suprasti? Tai ką paprasčiausia suvokti yra? Tai, kad, įsivaizduok, yra ašis tarp kūno, kūno aš kalbu apie audinius, fascija, audiniai, raumenis, apie tai kalbu. Ir yra mūsų smegenis. Ir visada yra pokalbis tarp jų. Aišku, kūnas duoda daugiau signalų negu smegenis kūnui, bet iš esmės visada vyksta pokalbis. Dabar, mūsų kūnas palaiko mūsų nuotaikas, mintis ir panašiai. Tai reiškia, jeigu tu pastoviai kartosi, kad aš negabus, kūnas tą programą turi palaikyti. Trauktis pradės, ir panašiai. Tiesiog kūnas atliepia programą. Programą uždavė, kūnas vykdo. Ne? Ir vice versa, lygiai taip pat. Jeigu aš kūne duodu daug pratakumo, tai reiškia, mano kūnas mobilus, lankstus, geba save pernešti, ten šokinėti, būti žaismingas, ir panašiai, keisti savo tą fight or flight, rest and digest ir panašiai, mano smegenis pradeda mąstyti kitaip. Kodėl? Nes atsiranda daugiau erdvės tiesiog kūne. Tai dabar, kai jūs perskaitot knygą, ir tai nugula čia, kaip teorija, kaip žinios, bet kūne nėra erdvės palaikyti tai programai. Kodėl jūs, pavyzdžiui, sakot, pokytis yra pats geriausias būdas atrasti naujus ten dalykus. Metafora kokia nors skambi, arba ten, kas yra pastoviausia pokyčiai, ne? Bet pačios metamorfozės nenorit. Norit metaforos skambios, bet nenorit metamorfozės, to pokyčio pačio. Tai aš visada sakau, kad embodied cognition, tai yra tas pažinimas, kuris ateina per kūną, yra tam, kad ta programa rastų vietą kūne. Tai jeigu jūs sakot, kad ten meilė savo yra būtina sąlyga, bet pastoviai kūne yra varža ir įtampa, ten pilvas įsitraukęs, žandikulis sukastas. Čia mažai meilės. Ne? Tai turi atsirasti inkaras, kuris laiko tą. Kūne turi atsirasti raumenų atmintis, turi atsirasti audinių drėgmė, kad palaikytų tą programą. Ne? Kol jos nelaiko kūnas, jūs, tai įvyksta truputį su stovyklomis, visokiamis sąmoningumo, visokiamis to paties investavimo ir panašiai kažkokie workshopai dirbtuvės. Ta savaitę po stovyklos visi skraido. Atrodo, čia jau išmokau dalykus, čia jau viskas, čia jau varysiu, taip darysiu. Po savaitės toliau. Tas pats per tą patį grįžtam. Kodėl? Dėl to, kad neužgyvent yra patirtis dar kūniška. Tam reikia laiko, tam reikia to įpročio, reikia, kad kūnas sugrįžtų ten ant kilimėlio arba ten į sporto salę ir panašiai, kad atsirastų atmintis kūne ir tada jinai galėtų palaikyti tą naują tiesą. Paimkim šiuolaikinį žmogų. Esi paminėjus vieną dalyką, kuris, man atrodo, būtų labai atsakingas, labai teisingas daugeliu žmonių. Tas yra rest your way to resilient, arba ilsėkis į atsparumą. Taip. Tai klausimas, gal gali truputį supažindinti su to, būtent tą mintim, ilsėkis į atsparumą ir į tas atostogas, kur leisti savo kūnui pailsėti ir ką tai duoda? Jeigu mes kalbėtume apie mūsų įpročius dabartinės tos hustle kultūros tokios, kuri, mes esam ta, kultūra, kuri edina, pastoviai add to the bucket, norim krepšelį įdėti, naują diplomą, naują kursą, naują ten kažką ir panašiai, bet tai yra godumas, tai yra, kad visą laiką addint kažką naujo.
Bet yra tas momentas, kada reikia suvirškinti visą ką tu įdedinai, panaudoti, kažkaip pritaikyti, ne, ir panašiai. Tai aš visada sakau, žmogus, kuris yra toj bitutės režime, jisai iš esmės ką daro? Jisai varo 6 pavarą ir tada, kada jisai jau nori sustoti, ir sakyti atostogos, Tailandas, ne, jisai traukia rankinį ir tada kas nutinka, subyra. Mes žinom, kas nutiktų mašina, jeigu mes varytume 6-1 pavaros. Yep. Ne? Tai yra tiesiog neoptimalu ir labai greitai susidėdima. Lygiai tas pas yra su mūsų kūnu. Ir čia labai lengva yra pamatyti, majų išmintis yra stebėti špargalkę gamtoj. Tai reiškia žiūrėti, o kaip gamtoj yra. Aktyvu yra diena, pasyvu yra naktis. Ne? Tai ar gamtoj kažkas įjungia ir išjungia šviesą? 6-1 pavaros. Ne, yra aušra, yra sutema, yra nuoseklus sužemėjimas arba nuoseklus perimas iš aktyvaus į pasyvų. Tai jeigu jūs ten rašot paskutinę mailą oro uoste ir tada traukiat rankinį, tai aišku, kad jūs subyrat, nes išjungiat šviesą. Tiesiog blackoutas įvyko, ne, sistemai nerviniai. Tai labai svarbus yra tas nuoseklumas, o kaip aš perinu iš aktyvaus emilio po darbo, kuris sprendė problemas, ieškojo ten, kažkokio reasoning, ne, priežastingumo. Ir dabar jis nori grįžti į namus ir būti vyras mylintis, o ne investavimo guru, ne mylis. Norisi persijungti. O persijungti padeda judesys, nueiti į sporto klubą po darbo, ne, ir tik tada grįžti į namus. Tai reiškia, kad pasikeičia truputėlį būsena, chemija ir panašiai nuosekliai, o ne staigiai užtraukiant rankinį. Tai aš visada vadinu tas rest to the resilience arba rest to the top yra apie tai, kad tavo tas nuoseklus perėjimas į pasyvumą mokina tavo nervinę sistemą įgūdžio atsparumo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu, sėdėdamas ten darbe, aktyviai dirbdamas ir panašiai, jau po truputį mažini apkrovas link vakaro. Mažiau susitikimų. Tai reiškia, susitikimai turėtų būti pirmoji dienos pusėje. Tai reiškia, pirmoji dienos pusėje, kada tu esi veržlus, išsimegojęs, pavalgęs ir panašiai. Antroji dienos pusėje, kada tu pavalgiai, jau energijos kiekis truputį nukrito, reikia stimulianto gal kavos truputį ir tada atsakinėjai mailus. Ir nuo 3 viskas, tu pradedi jau truputėlį atleisti tą gazą ir panašiai. Tai kuo daugiau atsiranda to nuoseklumo nerviniai sistemai, tuo paprasčiau mes einam į atsparumą. Bet ne taip. Kaip su atostogom? Nes dažniausiai čia turim tą kitą bėdą, kur prieš atostogas aš kaip tik turiu padaryti. Ir jeigu aš išskrendu ten penktadienį vakare, tai penktadienį dažniausiai aš turiu didžiausią dalį darbų padaryti, reiškia savaitės darbus per tą vieną dieną. Kaip šitoje vietoje teisingai reikėtų dėliotis tą galbūt praktiką? Aišku, čia yra labai gražu, mūsų vyriškas pradas, mes visi turim vyrišką pradą, ne? Nebūtinai pagal lytiškumą, bet nebūtinai tu turi būti vyras, kad turėtum vyrišką pradą. Vyriškas pradas atsakingas yra už rizikų numatymą. Tai reiškia įsivertinti rizikas, pasidaryti Excelio lentelę, ne? Tai jeigu tu sukiši visą į paskutinę dieną, tai tu puikiai supranti, kad rizikos management yra prastokas, ne? Įgūdžiai yra prasti. Kodėl? Nes tu supranti, kad iškils dar kažkokių reikalų ir jau tavo atostogų pirma diena bus apie darbą. Yep. Arba, sugriūs sveikata ir panašiai. Todėl aš visada sakau, rizikų numatyme jūs pasistengėt, pabarstykit tos darbus, deleguokit. Juk labai aiškiai parodo tas, kas duoda pinigus ir kas tau kelia energiją, tai tą laikyk ir pats daryk. Bet tas, kas tau duoda pinigus, bet tau neduoda energijos, deleguok. Tas, kas atima ir energiją ir pinigus, dėlytinka, ne? O tas, kas duoda energijos, bet neduoda pinigų, iš karto, bet ilgalaikį perspektyviai gali duoti, tą saugai, ne? Protektinį. Tai dabar, kai tu suvoki tai ir supranti, kad atostogos yra mano, už ką aš susimokėjau pailsėti. Pats susimokėjau iš savo kišenės. Tai tokiu būdu tu ieškai būdo, kiek įmanoma labiau turėti tą startą, tą pradžią, nuoseklę. Arba nuo anksčiau, arba nuoseklę. Pavyzdžiui, pirmą dieną, nereikalaukit iš savęs persijungti į poilsio režimą. Leiskit nuosekliai išeiti iš darbo režimo į poilsį. Nes jeigu jūs iš karto sakot, nusileidom, einam į byčą gulėti visą dieną. Ne. Iš karto herpes iššoks, nervinės sistemos šitas, kad kas čia vyksta, ne? Ir panašiai, nes nervinė sistema nesupranta ir duoda signalą tada. Tai aš visada sakau, darykit tada perėjimą nuoseklų. Reiškia, tokią susimokėjot kainą prasto rizikų managemento, kad pirmą dieną atostogų jūs ir toliau pusę kojos dirbat. Tam, kad nuosekliai pereiti ir jau antrą dieną jūs žiūrėt, kad dar mažiau dirbat
ir jau kitą dieną jūs atostogaujat. Tai jau geriau tą nuoseklumą daryti, bet susimokat atostogų kainą. Paminėjai pati majus ir šitoje vietoje irgi kitas pasaulis. Daugelis tikriausiai, jeigu aš pasakau majai, tai žino pasaulio pabaigos pranašystę ten 12 metais. Kaip šitas įsipaišo, pirmas dalykas, kaip apskritai pas tave atsirado pasaulyje, ir antras dalykas, man gal įdomu, kaip su šiuo laikiniu pasauliu tu taip sujungi tą visą pasaulį irgi. Tai iš tikrųjų majai pas mane atsirado Kolumbijoje, mano ašrame jogos, tiesiog ten dėstytojas buvo majų kunigas, kuris dirbo su majų kultūra. Ir būtent gamtos dėsniais, kas yra gamtos dėsniai. Tai majai yra ta kultūra, kuri sakė, žmogus yra sumažinta gamtos dalis. Tai reiškia, viskas, kas yra gamtoje, makrokosmosas, yra mikrokosmosas mumyse. Tai pavyzdžiui, mūsų kūne mes turim nervinę sistemą, apie kurią kalbėjome nedaug laiko dabar. Tai yra tam tikras networkas, tinklas požeminis, kur vyksta komunikacija. Perduodamas yra nervinės signalai, žinutės ir panašiai. Kaip manai, kas gamtoj, tai atitinka. Požeminis tinklas, kur vyksta komunikacija. Tai šaknis, aš įsivaizduoju. Grybiena ir šaknis. Taip, tai yra irgi lygiai toks pats tinklas, kur vyksta komunikacija. Gamtoj lygiai taip pat yra ten aktyvų pasyvų. Yra aušra su tema. Pas mus lygiai taip pat yra įkvėpimas, iškvėpimas, ten tekėjimas, krešėjimas kraujotakoje, ne? Visi pagal majus 20 gamtos dėsnių turi gyvenamą vietą mūsų fiziologiniam kūne. Ir dėl to japonų daktarai išrašinėja Shinrin Yoku, forest bathing. Nueikit, pabūkit gamtoje ir viskas susitvarkys. Tai čia šiaip pasivaikščiot, taip sakant. Šiaip pasivaikščiot. Ir dabar dauguma SEO ką daro? Jie daro kolus vaikščiodami gamtoje. Kodėl? Nes tai yra apie tai, jog tu gražini save į homeostazę, į pusiausvyrą. Tai vat man majai pakaverina santykio žmogaus tos chemijos vadinamosios, neuroritmų, vadinamųjų bioritmų, ne? Atitikmenį gamtoj. Man buvo įdomu, kaip, tai mes Žemės planetoje gyvenam. Mes evoliucionuojam tam, kad gamta ir Žemės planeta evoliucionuotų. Mes netėjom čia, nueiti maksimą ir hedonistiškai pagyvent. Mes iš tikrųjų atėjom su tikslu evoliucionuoti. Kaip mes, kaip žmogiška būtybė ir lygiai taip pat prisidėti prie gamtos. Aišku, truputėlį esam... Teroristai šitoje vietoje. Jo, ir tas hedonizmas visgi paėmęs tą viršų į save nagus, ne? Bet jeigu paimti tą, ką gamta mums siūlo, tai yra labai daug špargalkių. Ir nusirašyti ten labai paprasta. Pagriaukim truputį mitus. Aš turiu čia kelis dalykus pasirašęs. Koks didžiausias mitas apie jogą, apie meditaciją, kurį šiandien norėtum tiesiog sugriauti? Jo, yra šiaip iš daug, tikrai jų daug ir tokia, kaip aš sakau, mįslinga, vis tiek tas sektorius toks mįslingas. Aš sakyčiau, galbūt, kalbant apie meditaciją, ne, joga ne visus sukviečia, ne, joga, jinai vis tiek yra toksai, specifinis reikalas, kurį renkasi žmonės, kurie jau jaučia, kad jiems reikia sulėtėti, jiems reikia to buvimo. Bet jeigu mes kalbėtume apie meditacijos mitus, tai aš labai dažnai girdžiu, kad meditacija yra veiksmas. Kad tu atsisės turi ir medituoti. Bet tai nėra veiksmas. Meditacija yra būsena, į kurią tu įeini. Ką tai reiškia? Jeigu mes galvojam, kad tai veiksmas ir mes norim tai išmokti, tai reiškia, jeigu aš išmokau kažką, aš noriu atitinkamos pasiekmės. Tai jeigu aš išmokau, gavau ten marketingo diplomą, tai mano aiškiai yra lūkestis deliverinti tam tikrus rezultatus. Išmokus šitą ir gavus šitą diplomą, ne? Tai jeigu mes dabar sakom, aš einu išmokti medituoti. Ne, reiškia, aš išmoksiu ir tada kiekvieną kartą, kai aš jau atsisėdu, jau yra lūkestis, kad, pavarysiu, nes išmokau medituoti, ne? Bet iš tikrųjų taip nėra. Meditacija nėra veiksmas, meditacija yra būsena, dėl to reikalinga ta joga prieš, tas judesys. Kodėl? Nes tu įeini į būseną, kurioje nėra siekio ar lūkesčio kažką pakeisti. Ne, tai yra, kada tu matai stiklinę, ir tu ją stebi, ir tu nenori jos pakeisti. Tu nenori jos pripildyti vandeniu, tu nenori, kad jinai stovėtų truputį arčiau stalo. Tu tiesiog nori, kad tai būtų. Tiesiog būtų taip, kaip yra ir to pakanka, to užtenka, ne? Tai reiškia, nėra to urge keisti. Mes vakariečiai labai mėgstam optimizuotam, patvarkysim, pataisysim, ne? Edinsim filtrą kokį. Italas vasarą. Jo, būtent. Tai va čia meditacija iš tikrųjų yra tas susitaikymas, kad, pavyzdžiui, jeigu šiandien dienai aš girdžiu savo galvą su triukšmu, meditacijos būsena yra stebėti tą triukšmą. Tiesiog aš priimu, kad yra dabar triukšmas ir aš jį stebiu. Tiesiog esu, jog taip, yra ir triukšmas ir yra tyla, kur yra po tuo triukšmu. Reiškia, yra abi sąlygos. Pajudinkim dar tą
truputį persikėlimo dalį, nes pati persikraustai iš Vilniaus į Pajūrį, jeigu neklystu. Pakeliavai ir po pasaulį nemažai į skirtingas vietas. Ar tas vietos pakeitimas iš tiesų turi tos galios padėti tai situacijai, jeigu mes tą visą vis tiek bagažą iš tiesų vežame su savim? Labai geras klausimas ir va čia atsimeni, mes kalbėjom apie tuos signalus, ką kūnas parodo, jeigu mes nuklystam nuo savo vidinio balso arba tos tvarkos vidinės, kuri turėtų būti, ne? Nu, kada nervinė sistema turi abu tuos kampus ir fight or flight ir rest and digest. Tai kai pas mus atsiranda poreikis triukšmo, nu tai ar scrollint daugiau, ar va čia, nu davai pakeisiu aplinkos, duosiu savo daug skirtingų įvykių aplink save, kitokios vietos, kuri mane stimuliuos, daug dopamino ir panašiai. Labai dažnai tai yra pabėgimo planas užtildyti tai, kas viduj ir gauti dėmesio kažkur kitur. Nu, prime time nusiųsti į išorę, ne? Ir tada tai yra ignorance. Tai yra ignoravimas to, kas netenkina viduje, aš dabar save sužadinsiu išoriai. Tai aš visada sakau, jūs turit paklausti savęs, ar tos atostogos ir tas mėnesio balis yra pabėgimo planas ir jūs ten save maitinsit, ten praktikos, tas, anas, trečias, scrollinsiu, ten žiūrėsiu, ar jūs iš tikrųjų atsisėdat ir pabūnant su ta vidinė priekaištų vidiniu, ne, su vidinė neteisybė, su nesažiningais mainais, ne, jeigu jūs išvažiuojat ir tikrųjų su savim pasėdit. Mano amžinatelis Valdas, hipnoterapeutas, mane palikdavo 2 valandom gulėti. Ir ateidavo, užsukdavo į kambarį tik provokuojančių klausimų užduoti ir vėl išeidavo. Ir iš pradžių mane tai erzindavo ir aš galvodavau, tai ką, aš čia turiu dabar pati darbą daryti? Ne, aš noriu susimokėti, kad tu man padarytum už mane. Yeah. Tai iš tikrųjų sit with yourself. Čia yra tas momentas, jeigu tu tikrai išvažiuoji ir tu nebandysi pabėgti nuo to, pakeisdamas aplinką, išvažiuodamas į Pajūrį. Ne, tu persineši save ten pat, nesvarbu, kur tu bebūtum. Bet tu gali užtildyti triukšmą. Pavyzdžiui, man karklė tarnauja tam, ne? Man reikėjo truputį užtildyti mano užimtumo triukšmą, ne? Aš Vilniuje labai užimta, mėgstu būti, daug prisigalvoti veiklų ir aš jaučiu, kad tai neduoda energijos kitam tikslui, kurio aš noriu, ne? Tai aš natūraliai siekiu aplinkos, kuri man primena apie tylą, pavyzdžiui, ne? Nu, sit with myself ir panašiai. Tai mes turėtume įdarbinti aplinką, kuri tarnautų mūsų vidiniai tvarkai, ne? Tai taikai, o ne ją pakišt. Kas būtų dabar, nes labai dažnas atvejis, žinai, tą ignoravimo užuolaidą uždedu, varau, explore kiekvieną dieną, kažką veikiu daug ir taip toliau, ir tikrai tos veiklų kaip ir irgi fainai yra daug, patirčių skirtingų ir taip toliau, bet kažkuriuo momentu dažniausiai tas bagažas, žinai, kaip traukinys įsibėgėjęs, kai pasyvėja, tada nelabai galbūt gerai baigėsi. Čia mes sugrįžtam prie to saiko ir godumo, ne? Ir visada gyvenime, jeigu aš turiu daug patirčių ir save sužadinau, ten nauji žmonės, nauja vieta ir panašiai, bus reikalingas laikas suvirškinti. Jeigu jūs nesuvirškinat tos patirties, ne, to maisto, nesvarbu, kas tai bebūtų, jūs iš esmės pradedat jausti nejautrą tą tokią. Kodėl? Nes visko yra per daug, yra tas overwhelming angliškas, labai geras žodis, mes lietuviškai net nelabai turim, kai visko per daug. Jo, kai visko yra tiesiog per daug. Labai ant maisto, bet patirčių irgi. Pats, jo. Tai dėl to aš visada sakau, kad geriausias būdas yra kažką padariau ir tada laikas refleksijai ir suvirškinimui. Kaip tai mane pasotino, kaip tai mane praturtino. Ir jeigu mane tai praturtino, ne, aš užsipildžiau. Viskas, aš nebe liežuvį palaidu, nebelakstysiu, kad duokit man ten dar kažko, ne? Nes aš jau pasisotinau. Bet kadangi dauguma, ką pastebiu, turi va tą alkį pastovų ir fast consumingą, ir tada ir tą, čia ir degustacinė, ir koncertas dar tą pačią dieną. Ir dar tas anas, ir nelaiko suvirškint. Kas tada nutinka? Nejautra. Nieks nebeįdomu, kas nutiko man. Dėl to aš ir išėjau ir mečiau viską. Nes tikslas buvo pradėti virškint. Į vieną dieną įdėti tik vieną pramogėlę, o nesudėti viską, ne? Tai saikas buvo iš tikrųjų geriausias, mano matyt, choice. Pajudinkim truputį galbūt knygų dalį. Ar yra tavo toje vidinėje bibliotekoje arba savo asmeninėje bibliotekoje kažkokia viena specifinė knyga, kuri labiausiai nučiupinėta, labiausiai ten jau pasenę puslapiai, nes daug kartų vartyti ir visa kita? Aišku, aš tikrai esu tas žmogus, kuris labai mėgsta metodus.
Ne? Tai reiškia, va, tas, kas ne tik teorija, bet ir kaip praktiškai aš tai galiu panaudoti, nes, vis tiek, kai tu esi jogos mokytoja, tu nori, duokit man kūno pratimą, kad aš pasakyčiau, ar tai veikia ar ne? Ir man tai buvo labai svarbu visada. Tai iš tikrųjų man labai padėjo ir pačiai susivokti ir va tą autentišką save, atrasti tą vidinį balsą, pradėti girdėti, o ne performing self. Tai yra Demartini knyga Vertybių faktorius. Ir ten pagrindinė žinutė yra tai, kad visos tuštumas, kurias mes patyrėm vaikystėje, visas kažkoksai stygius, mes užaugę jį kompensuojam per savo vertybės. Tai reiškia, jeigu tu buvai outsideris mokykloje, tai dabar tau bus pripažinimas labai svarbu ir viena iš vertybių, kad būtum pagirtas, kad būtum apdovanotas, kad tau būtų duotų antpečius kažkokius ir panašiai. Jeigu tu neturėjai meilės vaikystėje, tai čia dabar norėsi, kad tave mylėtų ir ten žmona kas savaitę sakytų, kad myliu. Tai reiškia, mes iš esmės praleistas galimybės kompensuojam, užaugę. Tam, kad padaryti pusiausvyrą. Stygių pamaitintume ir atsirastų sotumas. Kaip sakė, terapeutai turės darbą dar, nežinau, kiek čia gyvenimo šalies čia visą laiką. Tai šita knyga, tai šita buvo tuom, kad tiesiog pradėti įgalinti dabartį. Man tiesiog tas vertybių faktorius pasakė, kad pala, užteks knaisultis praeitį per daug ir ten tą vidinį vaiką, ten puoselėti ir panašiai. Tu esi suaugęs žmogus, kuris gali kompensuoti praleistas galimybės. Ir jeigu tau kažko trūko, malonėkis atsistot ir padaryti taip, kad to nebetrūktų. Tai reiškia, tiesiog prisimti atsakomybę, o ne vengt ir ten kaltint praeitį, tėvus ir visus kitus, ne? Kita knyga jau tokia, jeigu taip, skaniai kažką, atostogų tų pačių metų, aišku, jinai vis tiek skatina augimą, tai nebus, kad visiškai taip pailsėsit nuo jos, tai yra Gianluca, man atrodo, Goro, lyg ir pavardė Goro, tikrai nutiks kažkas nuostabaus. Yra lietuviškai išleista, italo romanas toksai, bet būtent jeigu važiuosi į Vietnamą, tai labai siūlyčiau paskaityti tą knygą prieš, nes sukurs tokį gerą starterį tau. Tai labai geras romanas su išmintim, su suvokimu, kaip mūsų protas. Galvoju, italas apie Vietnamą. Aha, jisai toks keliautojas irgi, toks pats, kur per savo patirtį. Paskutinė dabar knyga, kur jei girdėjau, kad Audioteka jau įrašinėja, įgarsina lietuviškai, tai yra Mel Robbins, ta Let Them Theory. Tas metodas, kuris tiesiog leisk jiems daryti, ką jie daro ir nusto kontroliuoti tai, ko negali kontroliuoti. Ne? Tai tikrai labai gera knyga ir matyt pats, žinai, Mel Robbins podcastą ir jinai tikrai taip ima ir jauti už ragų ir tikrai kalba apie ne tik teoriją, bet ir praktiką. Ne? Vat kaip iš tikrųjų tapti praktikų gyvenimo, o ne teorikų. Man šitas labiausiai ir patinka, mano paties vaibas yra visą laiką, kur tu... O kaip aš galiu, o kur pirmas žingsnis, o ką iš tiesų šitoje vietoje, kaip tai gali man duoti, nes aš visą laiką manau, kad jeigu esi atviras tokiem eksperimentavimui savo pasaulyje, tai tu labai greitai pamatysi, kas tau tinka, kas nepatinka, kas veikia, kas neveikia, bet jeigu tu šioje vietoje gauni tik tai teoriją ir net nežinai, kur tas pirmas žingsnis, tai čia kaip ir edukacija, bet kaip atsakai, savaitę pamotyvuos ir po savaitės bus niekur, nes nieko net nepabandėjai. Tai čia yra labai graži mintis, neatsimenu tik tais koks filosofas yra pasakęs, bet sako, jeigu tu perskaitai veikalą, knygą, nesvarbu ką, ir tai nepakeičia tavo laikysenos, tai nepakeičia to, kaip tavo kūnas perneša save per gyvenimą, ir tai nei kiek nesujaudina ir, žinai, ten kaip poezija kokia skaitai, ir nėra to graudulio kažkokio, ar ten, tas staiga nesusivirpina, tai neturėjo jokios įtakos tau. Ar turi kokį palinkėjimą arba paskatinimą žmogui, kuris galbūt dabar šitoje vietoje klausosi ir sako, aš pradedu jausti tą namnės, tą tokį nejautrą su dabartiniam patirtim, nors ir atrodo viskas gerai, žinai, visi socialiniai tikboksai uždėti, bet kažkas, nebedžiugina paprasti dalykai, kurie anksčiau džiugindavo ir nesvarbu, žinai, nei ten peičiakai kažkokie, nei kažkos, žinai, patirties apmokėjimai, bet atrodo viską veikiu, viską turėčiau gerai jaustis, bet, nieko. Tai tam žmogui. Tai kaip tik mano, Maljorkos stovyklos dabar bus kitų metų apie tai. Tai 26 metų, kaip vėl susigrąžinti tą, kad savim pasididžiuota, ne? Nes nuveikėm ten įkopėm į didžiausius kalnus ir nebėra to pasididžiavimo jausmo, nebėra to pasitenkinimo net jausmo, tas namnės, kaip ir tu mini. Tai mano patarimas iš tikrųjų būtų grįžti į kūną. Pirma, užsibukinti stovyklą, bet tada... Jo, bet iš tikrųjų grįžti į kūną. Nes kūne keičiasi chemija.
kūnas duoda reward system. Nu, tai reiškia tą atlygio sistemą, ne? Nes atlygio sistema mums tai yra hormonai. Tai yra oksitocinas, ryšio hormonas, dopaminas, malonumo, nu, dopamino reikia truputį privengti, tada ten, žinai, serotoninas, endorfinai. Kūnas duoda atlygį. Tai dabar, jeigu jūs pastoviai esate tik galvoje išsiskiria tik keletas, tai yra, man atrodo, endorfinai išsiskiria ir dopaminas. Bet pavyzdžiui, serotoninas išsiskiria žarnyne, o jis yra ypatingai svarbus. Tai reiškia, kad turi pasikeisti chemija jumise, o tai diktuoja kūnas. Tai kol nebus ryšio su kūnu, kol kūnas nepradės drėkti, kol kūnas nepradės pamatyti kitų savo pajėgumų, ne? Nu, kai neatsiras iššūkio kūniško, tol galva jau bus įpratusi prie to, kad jūs pasiekėt, padarėt, nes tai yra paternas. Tiesiog galvos nebėra novelty, nebėra va to, kaip ir sakau, tai tapo tai komfortiška, kai tai tampa nebesaugu. Nes komfortas tapo nebesaugu. Nu, reikia ieškoti papildomų patirčių. Vėl, visas nuorodas, apie ką kalbam, paliksiu irgi aprašymę, tai jeigu Instagramą norės pasižvalgyti, nes irgi tų kvėpavimų, pratimų. Ko tik nori. Aš atsimenu tas skaidrės, kai dėliojai, ten buvo... Hebra nenuleido rankų, tiesiog buvo čiuk. Jo, aš jau mane ten taip skubino, ne, aš ten nebespėjau, atsimenu, tiesiog ant greitųjų. Gerai. Jeigu galėtum kiekvienam Lietuvos žmogui į galvą įrašyti vieną trumpą žinutę, čia gali būti apie meditaciją, gali būti apie jogą, gali būti apie judesį, apie nervą klajoklį, ką norim. Tiesiog, žinai, vat kiekvienas gauna tą žinutę, ką įrašytum. Ramybė yra pasiekmė dinamikos. Judesio. Labai geras. Gerai, Santa, ačiū tau. Aš dar turiu krūvą klausimų, bet matau, kad mūsų laikas po truputį jau bėga į pabaigą šitame pokalbėje. Tai vėl, manau, dar bus antrų ir trečių pokalbių ateityje, nes yra plati tema, apie kurią reikia pasidomėti. Tai ačiū tau, kad sutikai, radai laiko, atkeliavai. Vis dėlto iki Vilniaus atstumas, kaip suprantu, nemažas. Tai va, tikiuosi gražiai ir atgal pakeliausi. O visiems žiūrovom priminsiu, tai visos nuorodos, kaip Santa rasti, kur pasižiūrėti į stovyklas, į Instagramą aprašyme. O su jumis susitiksim sekančiame epizode.